Medžioklė Lietuvoje turi gilias tradicijas, jos kultūra yra puoselėjama iš kartos į kartą. Tačiau naujosios technologijos yra neatsiejama šiuolaikinio medžiotojo dalis. Šiuolaikinis medžiotojas tikriausiai neįsivaizduoja savo medžioklės be tinkamų įrankių, pradedant ginklų, baigiant tinkamais prietaisais, kurie padėtų lengviau identifikuoti žvėris bei atlikti etišką šūvį. Kadangi medžiojame Latvijoje, tai vakar medžioklės metu galėjome panaudoti termovizorinį taikiklį Pulsar Thermion 2 LRF XG60. Šio prietaiso dėka galėjome įsivertinti atstumą, taip pat balistinės skaičiuoklės pagalba atlikti taiklų šūvį. Nors mūsų tėvai ir seneliai galbūt nemedžiojo su tokiais prietaisais, tačiau negalima sakyti, kad šios naujosios technologijos nustumia tradicijas į šalį. Atvirkščiai, būtent šių prietaisų dėka mes galime atlikti etišką, kultūringą šūvį, kas ir yra pagrindinis medžiotojo tikslas. Ir taip tęsiamos kultūringos medžioklės tradicijos. Nors vienas termovizorinis prietaisas privalo būti kiekvieno medžiotojo arsenale. Jie skirti ne tik pradedantiesiems medžiotojams, bet ir pažengusiems, patyrusiems daug metų medžiojantiems medžiotojams. Taigi linkiu atrasti savo prietaisą ir gero laiko gamtoje.